mes tikrai negalim pamiršti ir tų žmonių, kurie ten dešimtmečius gyvena miesteliuose ir turi per miestelio centrą žvyrkelį ir laukia to gero kelio, nenori kvėpuoti dulkėmis ir kažkaip, žodžiu, kenkti toliau ir savo sveikatai ir panašiai. Tai mes tikrai turim kalbėti ir apie žvyrkelių asfaltavimą ir aš labai noriu pasidžiaugti, kad šiais metais realiai prasidėjo darbai, valstybinės žvyrkelių asfaltavimo programos darbai. Iki šiol buvo programa, bet jinai buvo be finansavimo. Tai kadangi buvo rastas finansavimas 20 milijonų eurų, kitais metais taip pat bus tęsiama programa ir bus finansavimas suplanuota ir tikrai kiekvienas žmogus jau 2026 metais savo savivaldybėje pajaus tos programos realius rezultatus.